Jeigu reiktų grįžti prie tyrimų, vienas iš svarbiausių rodiklių, kuriuos man labai gaila, kad senesnės kartos gydytojai labai retai siūlo arba nesiūlo, net nežino, kas tai yra homocisteinas. Labai svarbus tyrimo rodiklis, kuris indikuoja realiai bendrą tavo kūno sveikatą. Reiškia, kuo didesnis homocisteinas, tai reiškia, tai yra medžiaga, kuri kaupiasi tavo kūne, jinai turėtų būti išskaidyta į metioniną ir gliutationą, kas yra stipriausias žmogaus antioksidantas, gliutationas, ane? Bet jeigu tas nevyksta, paskui paaiškinsiu kodėl, homocisteinas kaupiasi. Homocisteinas yra tiesioginis rodiklis bendras uždegiminių procesų. Galim susėti su to, kad gliutationo trūksta. Niekas negesina uždegimų tavo kūne. Ir jie kaupiasi. Ane? Ir tame tarpe homocisteinas yra ta medžiaga, kuri tiesiogiai cirkuliuodama kraują ardo kraujagyslių sienelės. Ir kaip šalutinis produktas labai dažnai pas žmogų padidėja cholesterolis, kad tas atplaišas užklijuotų. Kūnas taip ginasi. Okay. Ir Ir gali būti, kad žmogus yra liesas viską, bet būti, cholesterolis bus aukštas. Taip, ir labai daug tokių yra. Ir žmogus turi padidėjusių cholesterolio kiekį, kuris yra pasiekmė gynyba prie tikrosios priežasties, kuri yra nerandama. Ir kaip žinia, daugiau negu pusė padidėjusio cholesterolio kiekio priežasčių yra nurodomas kaip neaiškios kilmės. Ir tiesiog yra išrašomi statinai. Teisingai. Tai va, tai... Gerai, o kaip tvarkyti šitą, kaip jisai... Homocisteinas. Homocisteinas. Dieve, kas per žodis? Homocisteinas. Kaip jį tvarkyti? Jeigu aš jį pasidarau tą tyrimą ir matau, kad yra netvarkoj, kokius aš veiksmus turiu atlikti, kad man susitvarkytų organizmas ir tas cholesterolis mažėtų? Ir nebūtinai cholesterolis, tai yra kaip, aš sakyčiau, čia gal netgi mažiausia problema. Žibutės, mažiausia problema, okei. Nes problema didesnė yra tai, kad tavo kūnas kaupia daug uždegiminių reakcijų, pradedant ten žarnyne, baigiant paskui sąnariuose, ten sausgyslėse, raumenyse, visur. Nes tiesiog per mažas gliutationo kiekis negeba per, tarkim, tavo naktį, kada tu miegi, sutvarkytas problemas ir turite vėl atsikeli žvalus. Tai finale, kai kaupiasi nuolat tavo uždegiminiai procesai, jie didėja, tavo kūnas negeba su jais tvarkytis, tai kai tu užmiegi, tavo kūnas turi atstatyti tavo organizmą, tarkim, ten po fizinio krūvio, po darbų, tada atstatyti sudėlioti viską į lentynas galvelę, visas knygas, tai yra psichologinis nuovargis, ten visi stresai, visa kita, Bet jis šito negali padaryti tinkamai, nes jisai tvarkosi su tavo užterštų kūnų. Tai yra su įvairiais uždegimais ir toksinais. Ir tu ryte atsibundi ir tai kaip, sakykime, eilė ten savaitė iš savaitės, mėnuo iš mėnesio kaupės ir tu pradedi matyti, kad tu jau pabundi pavargęs. Mhm. O kodėl? Todėl, kad tavo kūnas nieko su atsistatymu nepadarė, nes jis turi dafiga darbo su uždegiminiais procesais. Tai va, kaip su tuo tvarkytis? Tai yra kofaktoriai, kurie yra reikalingi išskaidyti homocisteiną iki metionino ir iki gliutationo. O tam yra reikalinga dažniausiai tai įvairūs, tai yra cholinai. Liaudiškai tariant, tai nėra vitaminas, bet daug kas vadina B8 vitaminą. Okay. Tai gali būti pas mus, tarkim, Lietuvoje cholino bitartratas, kuris pardavinėjimas papildų parduotuvėse, gal ir vaistinėse. Iš užsienio tikrai yra dalykų parsisiųsti alfa GPC, kuris dabar bandomas jau turbūt pripažinti kaip netgi vaistų, tai tampa vis sudėtingiau turbūt jo gauti, bet dėl kad jisai turi labai didelį bioprieinamumą ir labai gerai įsisavinamas ir veikia labai greit. Tada kiti kofaktoriai reikalingi, tai yra B grupė, ypatingai B6, B9, B12, tai reiškia B12 folio rūgštis B6, tada vitaminas C kartu su vitaminu E, ir trimetilglicinas, tai yra TMG, kitaip sakant, arba betainas, kurio mūsų papildų parduotuvės mažai turi, aš pats asmeniškai esu turėjęs padidėjusį homocisteiną, tai aš siunčiausi iš Amerikos, iš iHerbo. Ir va šitie dalykai realiai man pačiam asmeniškai mano rodiklis buvo
Homocisteino rodiklis tuo metu, kai aš dariausi tyrimus, jisai kinta tarp kitko, nes dabar prieinama išvados, kad kuo arčiau nulio rodiklis, tuo geriau. Kai aš dariausi, dar buvo tarp 5 ir 15 yra norma, o pas mane buvo 23, 22. Oho. Realiai nuo 18-19 jau būdavo žymima kaip itin padidėjusi infarkto rizika. Geras. Žinok, eisiu pasitikrinsiu. Žiauriai įdomu. Aš niekada nesu daręs šitą tyrimą. Aš realiai, žinok, sportininkams savo, ypatingai, kurie aš varžybom ir aišku, kurie ateina siekti didelių tikslų, tai aš visada liepiu pasidaryti jį. Ir daug kas irgi ateina, sakydami, kas nueina pas gydytoją prašyti ten siuntimo, tai sako, nežino, kas tai yra. Mhm. Privačios tyrimų klinikos faktas, kad žino ir jos tą siūlo. Taip. Ir rasi aprašymė jau visos ir apsirašo, kad tai yra svarbus indikatorius. Tai aš realiai per 3 mėnesius susimažinau jį iki 9. Su visais tais papildais. Taip. Vien tik papildai, tai yra praktiškai grinai problema vitaminų, ir cholinų. Okay. Bet aišku, pirmtakas, sakykime, galimas cholino ten inozitolis dar papildas yra. Tai o kaip šitoj situacijai su gliutatijono, pavyzdžiui, lašeliniam? Laikinai, tol, kol tu turi didelės uždegiminės reakcijas per laiką prisikaupusias, faktas, kad tai duos tau plius. Bet neilgalaikė perspektyva. Jisai tik tai nuslopins tuo metu, Jisai tuo metu padidėjusias tavo uždegiminės reakcijas, su jomis tvarkysis, ne, tik jisai neturi galimybės kauptis. Okay. Bet tu tuo metu tvarkaisi problemas, kurios iš savęs tau didina natūralų tavo gliutatijono kiekį. Jeigu tu išskirtum 3 papildus, kuriuos turėtų turėti kiekvienas savo lentynėliai, aktyvus žmogus, kokius juos išskirtum? Vitaminas D, omega ir magnis. Mhm. Nice. Tai yra tai, ko mes su maistu mūsų gyvenamojoje geografinėje zonoje mes negalim praktiškai susirinkti. 4 būtų jodas, nes mes irgi jūros gėrybių praktiškai. Kaip su kreatinu sportuojančiam žmogui? Nes aš girdžiu apie kreatiną labai daug pozityvių dalykų, ne tik iš sporto, bet ir smegenim. Kas liečia iš sporto, ir sakykime, jeigu žmogui man reiktų rekomenduoti sportui skirtą papildą, top 1, sakykime, tai aš siūlyčiau kreatiną. Aš kalbu apie sportui. Bet ta prasme ne tik dėl to, kad tai yra raumeninų, bet kaip ir pats minėjai, pastarėjai metai labai daug gražių tyrimų apie tai, kaip jisai padeda mūsų psichologiniai būkliai, smegenims, kaip jis padeda mūsų nuotaikoms, atminčiai ir taip toliau. Smagu, kad pažiūrėjote šį trumpą klipą iki pat pabaigos. Todėl kviečiu visus pažiūrėti pilną epizodą štai čia arba ieškokite nuorodos aprašyme. Iki.